Labas vakaras visiems. Aš esu Jonas. Šiandien pristatysiu string template. Čia yra templatinimo toks engine'as. Tai gal pradžioj bendrai, kad turbūt tas templatinimas kažkada atsirado matyti seniai, kai iškniso žmonės į kodą rašyti tarkim kažkokius HTML gabalus, nežinau, SQL gabalus ir panašiai. Tai atsirado template'ai ir template'ai atrodydavo pagrindinė ta pirminė tokia užduotis, tai tarkim buvo kaip turi kažkokį template'ą ir turi išpjautus kažkokius gabalus, tarkim čia name ir čia tarkim ką reiškia, kad yra template'as ir turim kažkokį gabalą, kur įkintamai galim priskirti kažkokią reikšmę. Template'as. Tai daugmaž čia ant string template atrodo taip, kitose template'ose irgi yra panašiai. Čia nėra galbūt esminis dalykas. Leidžiu, sako hello world. Tai vėliau, aišku, žmonės sugalvojo daug išradingų būdų, kaip panaudoti tos template engine'us. Aš savo praktikoje atsimenu tokį atvejį, kai buvo berods kelionių, kažkoks užsakymai, polis ir taip toliau. Ir buvo čia tie laikai, kaip pasikeitė, man atrodo, PVM-as. Ir reikėjo pakeisti sąskaitą. Aš ieškojau kode, kur tą pakeisti PVM-o reikšmę. Paskui galų gale dasikasiau iki to, kur būdavo išspausdinama sąskaita. Čia buvo webinė aplikacija. Tai toj vietoj pasirodo, imdavo kažkokius itemus, padaugindavo iš kiekio, suskaičiuodavo viską, paskaičiuodavo PVM-ą, pritaikydavo ten, jeigu yra kažkokios akcijos, nuolaidos ir panašiai. Tai buvo viskas daroma tom template'ui. Faktas, kad tai nebuvo geriausia praktika. Kai pradėjau medžioti raganas, tada buvau dar jaunas ir labai karštakošis, dabar mažiau jaunas ir mažiau karštakošis, bet tuo metu labai knietėjo surasti, kas tai padarė. Paaiškėjo, kad tokie bičialiai, kurie vėliau pradėjo vystyti kažkokį gėjų portalą ir apie juos daugiau niekas nežinojo. Aš nenorėjau į tai gilintis, tai tiesiog toje vietoje pataisiau, pamiršau, bet vėliau iš tikrųjų susidūriau, irgi dariau savo projektą ir susidūriau, kad reikia template engine'o. Radau string template ir man patiko jų šūkis, kad jie sako, kad mes stengiamės kiek completely atskirti tą modelį nuo view. Iš esmės, kokius apribojimus jie įneša, ką turbūt, bent jau kiek aš žinau, daugiau nėra nei vieno template engine, kuris taip daro, tai, tarkim, nėra jokio priskirimo, nėra, tarkim, negali, pavyzdžiui, if-e negali palyginti su kažkokia reikšme nieko ir turbūt tokie du pagrindiniai apribojimai. Ir šiandien, ką aš pabandysiu parodyti, tai bus trumpai pristatyti šitą string template ir parodyti, kaip, tarkim, jisai siūlo kokį sprendimo būdą, tarkim, nenaudojant tų priskirimo ir kažkokio palyginimo. Tai čia, iš esmės, galima rašyti tos template'us tiek kode, tiek, aišku, praktiškiau į failus yra iškelt, bet pačiu paprasčiausiu atveju galima ten taip pat ir kodę kurti. Šiuo atveju sukuriam template, įdedam kažkokią reikšmę ir išspausdinam. Turbūt tokie template'ai nėra labai naudingi. Reikėtų, aišku, vis tiek kažkokio, tarkim, listo, iteravimo per listus ir panašiai. Tai su string template'u iš tikrųjų jisai visas reikšmes tai jisai
kiekvieną reikšmę jisai traktuoja kaip sąrašą. Tai yra, jeigu aš šitą ir galiu, tarkim, galima taip padaryti. Turiu kažkokį sąrašą formų. Forms, tarkim, ir keletą formų. Tai iš esmės šitoj vietoj jisai sulipdo visas tas reikšmės, nes aš nieko nesakiau, tiesiog jas išprinti. Bet tai yra traktuojama kaip sąrašas, tarkim, kiekvieną tą tokį atributą galima jam kažkokius options, pavyzdžiui, separatorius. Tai jis tas tada išprintina reikšmės, atskiria su separatorium ir panašiai. Toliau, tarkim, reikėtų tada kitas gal pavyzdys būtų šitoj failą, kur nors išsikelsim tą template'ą. Iš tikrųjų, kaip vėliau paaiškėjo, tas autorius pats rašo, kad jisai, kai pradėjo kurti tą template engine, jis iš pradžių kūrė, kaip čia nenaudodamas tų visokio assignų ir taip toliau, ir galų gale tas rezultatas tai gavosi funkcinė kalba. Iš tikrųjų, kaip yra, kad yra kažkokia funkcija, į kurią mes sušeriam duomenis ir jinai suformatuoja tą tekstą ir išspjauna kaip rezultatą. Tai iš tikrųjų čia ir pamatysite daug tų tokių funkcinių, nežinau, ne idiomų, tai prasme, kaip panašumų su funkcinė kalba. Tarkim, užlaudint tą template'ą iš failo, tai jisai ieško class path'e, ieško failiniai sistemai ir panašiai. Tarkim, čia. Tai dabar template'ai kaip apsirašinėja, jeigu, tarkim, iš failo tas STG reiškia, kad string template group. Tai yra vienam faile yra kažkokia grupė template'ų, iš esmės čia yra aprašoma ir jie aprašomi, kad, tarkim, list ir lygiai taip pat yra, kad tu nusirodai, tarkim, parametrus tam template'e, kokių tau reikia, tarkim, čia bus forms tik tai. Ir rašai template'ą. Tai yra šiuo atveju aš čia, tarkim, rašau. Ir čia norėčiau išvesti tas platformas. Tai iš tos grupės, tarkim, paimam template'ą kažkokį, ten buvo list forms, tarkim. Čia išprintina, kad form.
vieną template'ą, galima apsirašyti kitą, tarkim, aš rašysiu nors 10. Tai yra, tarkim, mes pasakom, kad šitas template'as, tarkim, prideda dešą, tada item ir išspausdinam. Ir dabar mes galim, tarkim, turim va šitas platformas ir galim jom pritaikyti template'ą. Tai yra, kad tu ne tiesiog išvedi, bet aš pritaikau kitą template'ą, item. Ir nu va, tai mums paprintino, pridėjo tik dešus. Tai iš esmės mes taikom vieną, iš funkcijų, kaip funkciniam programavime, tai būtų kviečiam vieną funkciją, čia kviečiam kitą funkciją ir panašiai. Tarkim, galima stekinti tas funkcijas, tai yra, tarkim, čia jeigu aš padarau dar kartą 10 item, jisai mums prideda jau 2 ir panašiai. Dabar tarpysinis, kad gražiai rašytų. Ir iš tikrųjų, man asmeniškai dar kodėl patinka šitas template engine'as, tai yra, kad jisai automatiškai indentuoja. Nes dabar, pavyzdžiui, tas string template yra naudojamas su AntLR biblioteka, nežinau, ar tam teko dirbti, yra parseris ir iš esmės jį daugiausiai naudoja, parsina kažkokį modelį ir paskui iš jo generuoja įvairiom kalbom kodą. Tai, tarkim, ta indentacija yra tikrai gana svarbu. Tai kaip šiuo atveju, jeigu pažiūrėsit, tarkim, kadangi va šitas platforms yra atitrauktas čia per vieną tabą, tai ir spausdinam daug eilučių, tai jisai irgi kiekvieną eilutę taip pat atitraukia, ta prasme, tabuliuoja ir panašiai. Toliau, tarkim, čia gal irgi su tom kaip funkcinėse kalbose iš esmės galima rašyti ir anoniminės funkcijas, anoniminį template'ą. Tai čia, tarkim, kažkokį pasirašai kintamai ir tada toliau gali rašyti bet kokį tekstą ir jisai bus inlainamas. Tai, tarkim, kažkoks, tarkim, būtė. Toliau, kitas galbūt dar dalykas, nu, tarkim, dabar mes turim sąrašą kažkokių elementų ir ateina dėdė iš marketingo skyriaus ir sakom, reikia, kad pirmas elementas būtų pats didžiausias, antras būtų mažesnis, o visi kiti ten paprastų dydžio. Tai, tarkim, su kitais template engine'ais, tai greičiausiai suki ciklą, rašai if, tenai kažkoks indeksas lygu 0, tai tada pritaikyk vieną stilių, jeigu vienas, tai tada pritaikyk kitą stilių, else daryk normalių stilių. Tai šiuo atveju string template'as neleidžia if'uose rašyti jokių lygų. Tai yra, tarkim, if'as priima iš esmės tik tai boolean reikšmės, arba jisai paėmęs bet kokią reikšmę, galim pasakyti, kad jinai, tarkim, tuščią sąrašą padavus, jisai pasakys tau evaluatins kaip false, tarkim, jeigu pilnas sąrašas, tai jisai kaip true evaluatins, bet tokio dalyko kaip, kad if ten kažkoks amžius yra daugiau už 30, tokio dalyko negali daryti. Iš tikrųjų, ir argumentacija po šituo yra tai, kad greičiausiai, jeigu, tarkim, tau reikia kažkokį ten, nežinau, pažymėti visus žmonės, kurių amžius yra daugiau negu 30, greičiausiai čia yra jau kažkoks gabalas biznio logikos
Tai yra, tu turėtum, tarkim, kažkokius kitus binsus pakonvertuoti ir kad jau tie kiti binsai, tarkim, turėtų kažkokį atributą, kad tas asmuo yra rizikos grupėje arba dar kažkur, vat ką tas reiškia, tarkim, daugiau už 30. Tai grįžtant, tarkim, jeigu reikia kažkokį ten pirmą, antrą elementą padaryti kažkokiu specifiniu, tai string template'as turi funkcijas, tarkim, first, pasakom, kad čia yra platforms ir tada ant jų pritaikom, tarkim, dash item. Dabar, tarkim, jeigu čia jau reikia išvest, čia reikia likusius, tai tada rašai rest, to paima visus išskyrus pirmą dash item. Čia, tarkim, galim dash item kažkoks tas pats žvaigždutė, tarkim, pirmą. Tarkim, pažymi pirmą, jeigu reikėtų antro elemento, tai iš esmės tada būtų first nuo rest ir taip toliau. Yra kitos funkcijos kaip last, kuris paima paskutinį elementą ir kuris paima visus išskyrus paskutinį ir panašiai. Toliau, tarkim, dabar su tais, jeigu if-ai šnekam, tai template iš esmės gali rašyti tik tai if ir tada iš čia priema, tarkim, platforms. Tarkim, toksai užrašas reiškia, kad jeigu mes turim tų platforms elementų, tai tada čia kažką gali tekstą išvesti. Tai čia turbūt toksai yra vienintelis tas dažniausias panaudojamos if. Toliau galvoju, dar turbūt, nežinau, aš pats atėjęs daugiau iš webinio backgroundo, tai neretai reikia, tarkim, jeigu turi kažkokį sąrašą, tai visiems, ypač dizaineriam, labai patinka, jeigu, tarkim, lentelė turi skirtingas pirmą ir antrą, kas antra eilutė skiriasi spalvom. Tai, tarkim, tokį dalyką galima išreikšti kaip, aš čia dash item pasidarysiu. Star item. Galima iš tikrųjų pritaikyti kelis tos template'us, tai čia dar star item. Ir jisai kaitalioja, tai yra, jeigu, tarkim, šitų reikėtų daugiau gal elementų. Dar, kad parodyti atitrūkimą nuo visų kitų, dar yra daug didelis šviesmetis. Tai va, bet, tarkim, string template'as, jisai tų nulų neišvedinėja, nes greičiausiai sako, kad čia nėra ką išvesti. Jeigu tu turi kažkokią norą, ką čia reikia vietoj nulų rašyti, čia yra atskira opcija, kur tu nurodai, tarkim, vietoj nul sakai light yes. Pavykdžius jisai sako, čia yra Nokia, paskui šimtmečiai ir tada visi kiti atsilikę iš paskas bėga. Viskas filmuojama. Pala gale bus Nokia Connecting People.
iš esmės čia... Dar vienas gal labai neblogas dalykas yra, kad čia gal paprastuose pavyzdžiuose viskas ok, bet pavyzdžiui šitas string template'as turi tokį dalyką kaip inspect, bet čia reikės to sekundėlę. Galima iš tikrųjų, tas string template'as netgi turi built-in inspektorių. Tai iš esmės, o dabar aš ką padariau, tai jisai parodo tau, tarkim, visą template'ą ir tu gali matyti, kad kokie buvo, koks čia yra template'as, matai čia jo vidurius, gali ant kiekvieno elemento pažiūrėti, tarkim, iš kur jisai atėjo. Tarkim, ties šito elemento aš matau, kad čia buvo pritaikyta, buvo iškviestas tas vienas template'as list of platforms, kokie parametrai buvo naudojami. Nu, čia iš tikrųjų jisai yra, kadangi visas suparsinamas kaip kalba, kaip kodo gabalas, tai galima pažiūrėti ir bytecodą, į kokį buvo suparsinta ir visas tech trace'as sekti. Tai tarkim, jeigu yra kažkoks didelis komplikuotas template'as ir kažkur nesispausdina taip, kaip turėtų, tai galima labai patogiai padebuginti. Iš tikrųjų daug čia jisai turi įvairiausių navarotų, kaip tarkim galima užsėtinti kažkokius rendererius, tai yra jeigu tu turi kažkokį savo tipą, tarkim money kažkokį tipą turi, kuris yra reikšmė ir valiuta, tai tu gali pasidaryti savo rendererį, kuris ten atitinkamai pagal lokalę tau gali išspausdinti, atitinkamai ir panašiai tokius dalykus. Nežinau, turbūt trumpai tiek ir galiu išleisti kolegą. Gal klausimų turi? O sakyk, kaip gal galima būtų kaip nors gal sugeneruoti HTML gabaliuką, nes šiaip viskas tagais apsirašo. Žinom, tarkim, galima pasidaryti kaip delimiters, tarkim, apsibrėžiam kitokį delimeterį, baksas, nes po defaultu tai yra tokie tagai, tai dabar iš esmės viskas keičiasi. O kam šitas template'as tas skirtas, jeigu tokie tagai, maždaug kaip jis atsirado gal? Kaip? Nu, ta prasme, tie delimiteriai yra tago simboliai ir... Šiaip anksčiau buvo baksai 3 versijai, dabar yra 4 versija, jie pakeitė šitus daugiau mažiau. Kaip sakau, jie daugiausiai dabar naudoja kodo generavimą. Tai čia tie patys, kur ant Clara, ne? Jo. Tai kadangi jie naudoja generavimo kodo, tai jiem šitas gerai. Aišku, jeigu HTML generuoju, tai visą laiką reikia persijungti tas delimiterius ir turbūt toks turėtų jau ir veikti. Viskas aišku, tada tiesiog galima pakeisti. Tai turbūt tiek. Dar klausimų turiu, performance kažkas lygina, yra benchmark, kaip benchmark, kaip šitą? Šiaip aš nemačiau. Greičiausiai, kad čia performances nežibės labai. Pusmėnesiai iš tikrųjų, ten nežinau,
nežinau, sparsina tos medžius, lipdo ir taip toliau, nors iš tikrųjų reikėtų gal pabandyti, aš nežinau. Gal oficialūs būna, jie ten visi konkuruoja, nu, su Fremarket, pavyzdžiui, jeigu čia savim Ne, iš tikrųjų nemačiau niekur, nu, bent jau man asmeniškai, tai tas generavimas niekada nebūdavo bottleneckas, kad jau tenai matuot, tai bet šiaip atsakymas, kad nežinau. Šiaip visokie Stack Overflow tai gan dažnai siūlo šitą template engine. Aš tai kažkada, kai čia neseniai dariau tokį researchą, man reikėjo, tai mane labai gąsdino va tas, nu, toks complexity. Template aš visiškai, nu, bet mano tikslas ne kalbas generuoti ant kažkokį, o paprasčiausią HTML ar kažką tokio, tai... Bet iš tikrųjų, nu nežinau, man kiek teko tą, tarkim, HTML generuoti, tai nu, pakankamai paprastai, nes iš esmės, nu viską čia išsiskaidai, ten pasidarai, kad čia kažkoks ten ly elementas, ten kitą pasidarai kažkokį input elementas. Čia iš tikrųjų, nu, aš čia nerodžiau, bet tarkim, čia galima nu, vat, pavyzdžiui, galim padaryti ar tokį, kad čia, tarkim, bus ly elementas, tu gali čia, tarkim, pasidaryti, kad dar klases kažkokias gali ant jo uždėti. Yra klasės, nusirodai, kad čia defaultiškai, tarkim, tuščias listas, nusirodai, div klasės, tarkim, klas, Types, separators. Kas? Mistypes, separators. Akivaizdu, kad kompleksas didelis. O kaip jis apskritai elgėsi, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, tuščią sąrašą paduodi, tarkim, 0. Ir, nu, tarkim, first, nu, daugiau. Kas tas būtų? Nieko, jis ir grąžino 0. Tai iš esmės tu imi first elementą, jam pritaikai Bet, tarkim, template. aš va čia kažkokį išrenderinti, kas tam nu, aš nežinau, aš labiau vėl iš tos HTML templatinimo pusės žiūriu, kas atsispausdintų. Okei, tuoj. Nes, nu, tas, pavyzdžiui, ifas, kur patikrini tą, pavyzdžiui, platforms, ne? If platforms tai yra toks standartinis keisas, kai yra kituose template engine'uose, pavyzdžiui, tikrini, ar yra tas sąrašas apskritai pas tave. Ir tada, jeigu jis yra, tarkim, kažkokia lentelė, ar ten, whatever, ten savo postus, kokius renderuoji, dar kažką, tai va, kaip šitoje vietoje, tarkim, irgi taip reikia daryti, ar ten gal nereikia? Nu, tai... Tarsi, ar aš galiu kažkokį ten 5 elementą staiga iš tų platformų paimti ir nenusiversti? Ne, tai tu 5 elementą niekada negali paimti. Nu, tarsi, tu gali first, ir tada paimsi, nu taip, ir tarkim, jis tau grąžina 0, nu, tarkim, vat, galima čia padaryti. Net dabar spausdinu tą sąrašą, tai aš iš esmės, jeigu čia užsikomentuoju, pavykdau, jis man nenuvirtų, čia dar. Jo, 0 parėjo. Prasme, iš esmės, tai jisai, kaip čia, ta prasme, čia ir nereikia tau tada tikrinti, tu turi, neturi ten tų elementų ir panašiai, tiesiog, jeigu tu neturi ir ant 0 pritaikai template'ais, tau niekur neišspausdinti. Čia default. Ten, dar klausimas, jeigu ten kokius nors, nežinau, variables turi, nu, pavyzdžiui, pirmą, trečią, Jo, nu tai man atrodo, tik tai tiesiog yra du elementai, tarkim, jeigu mes spausdinam
čia tai galima paspausti, kad jis turi du built-in, tai yra vienas yra čia tarkim Kažkokį indeksą aš galiu suspausdinti. yra I yra, tai yra tarkim čia forma. Romėniškas skaičius. Ne, romėniškai jau negali. Tai va, tarsi gali nuo vieno išsispausdinti ir antras predefine, kur yra į nulis, tai jisai spausdina nuo nulio. Daugiau, jeigu ten nori, kad ten šoktų ir dainuotų pirminiai skaitmenim numeruotų, tai sorry reikia pačiam pasidaryti. O aš kažkokias tam galiu, tarkim, net nežinau, kaip čia, kaip čia, tarkim, kažkokios kaip funkcinės Makros. dalis, makrose kažkokį galiu, kažkaip ten klasę kažkokią įkišti jam utility, kuris, pavyzdžiui, romėniškus skaičius įkištų. Ne, iš esmės tada tau reikėtų, arba į modelį pasiduoti, tarkim, čia turbūt šituo atveju, va čia jeigu nori. Ai, supratau, kaip čia galima. Čia turbūt galima kažkokį, Kaip sakei, zipą tenai panaudoti. savo ten kažkokią klasę, ten, tarkim, monetary tipams, ten, tarkim, kurį iš dviejų paduodi rendererį, ne? Jo, bet renderis tai renderina tipą. Čia turbūt šiuo atveju, vat, kaip sako, tarkim, jisai dar palaiko ir zipinimą. Tai yra, tarkim, taip, čia galima ir vietoje apsirašyti. Tarkim, aš turiu 1, tarkim, 2 ir turiu kitą sąrašą, kuris tam sako romėniškai. Ir dabar ant šito aš taikau, tarkim, šitas užrašas, ką reiškia, tai čia kaip funkcinėse kalbose suzipini 2 sąrašus. Tarkim, dabar šitam template aš galiu parašyti, kad čia Arabic yra, o čia yra tarkim, taip aš. Ir tada išprintinu, kad yra Arabic, tas pats, kas Roma. Ir jis išprintino, kad 1 lygu I, 2 lygu 2 ir taip toliau. Tai iš esmės, jeigu nori, kad tau numeruotų ten tais romėniškais, tai gali čia tiesiog iš pradžių į tą patį template įstumt sąrašą tų romėniškai sunumeruotų. O ten, tarkim, to binso kažkokius metodus aš galiu kažkaip kviesti. Tarkim, aš jeigu turiu indeksą, galbūt galiu tam binsui duoti ir jisai man jau atiduotų ten savo kažkokią prezentaciją. Čia, aišku, gal toks jau blogas kaplingas atsirado. Turbūt. Čia sakau, iš esmės tai, nežinau, jeigu ten naudoji kokį nors, kad ir Huavo ir ten yra, tarkim, range'ai, tai va čia man reikia sąrašą kažkokį pasigeneruoti, tu ten gali tiesiog įsidėti, kad ten nusistatysi, kad kažkokį tenai platform, tenai kažkoks bus numbering ir čia įsikalsi ten range kažkokį nusirodęs, ten dar, nežinau, gali nuo 1 iki ten, tarkim, čia yra 4 ir turbūt dar tą patį gali ant to pačio ten funkciją paaplaint, kuri ten paverstų tuos romėniškus. Paskui, turėdamas tokį platform numbering, čia gali įzipinti tas numbering, o čia yra jau tos platformos. Čia iš esmės jis toks įdeda ir savo truputėlį kompleksiškumą, bet gykui tai patiko. Tai va. O gal esi dar užmatęs kokį nors šiek tiek statiškesnio surišimo tarp tų kintamųjų pavadinimų template'uose ir tai, ką Javai nurodė. Bet jeigu ten norėtum ką nors refaktorint ar ką, tai kad, net nežinau, idealiausia, žinai, būtų, kad Eclipse tau parodonintų, kad template'ai. Tai čia gal ir yra toksai.
Tai, nu, va, teisingai, iš tikrųjų, tiek Scala, tiek, nu, atrodo, Kotlinas, jie ten ant tų domain specific languages, jos ganėtinai irgi gerai ten dirba, būtent dėl tos prasmės. Tai galvoju, ar čia yra kažkas panašaus. Arba bent jau editorius Eclipse, gal esi irgi matęs, kuriuos pavyzdžiui, nulogintų? Ne, žinau, tai Bet va tas tulsas, kurį tu įjungęs, tai gerai atrodo, jis ten taip gražiai viską suparsina ir parodo. Tai, Bet čia šitas grinai tik atvaizdavimui, kaip baininimo, tai tas nėra galimybės. ta prasme paėmė. Nu, formos laukelis ir... Nu, išpiešėm formos laukelis su šito ir to pačiu reikšmę ją vėl kažkaip. Ne, tai gali, aišku. Ta prasme, esmė yra ta, kad nu, tu čia paduodi kažkokį... čia kokį nors paprastą pavyzdį, tai net nežinau. Ta prasme, iš esmės, tai čia gali, kur rašai... Pavyzdžiui, čia, tarkim, paduoda kažkokį objektą, tai tu gali ten, tarkim, rašyti jo name ar dar kažką. Ir jisai turi savo rezolverį, kuris tenai paieško tau ten get name ar is name, nu kažkokių tokių metodų, pasiema reikšmę ir įdeda. Tai, tarkim, jeigu tu turi formą, tai yra kažkokia objektų krūva, ten tų inputų ar dar kažko, tada čia gali pasiekti. Tai, šiaip iš tikrųjų, šitas dar string template'as, jisai turi ir tokius, net template ar ant grupės galiu nelisinai, register, va, yra model adapter. Tai iš esmės yra dalykai, kur tu gali nurodai kokią klasę ir paduoti adapterį. Ir tada, kai, tarkim, tu į template'ą paduodi kažkokį objektą ir čia atitinka tą klasę, tai tam adapteriuje tau leidžia kiekvieną callsą į property, tarkim, šitoj vietoj. Jeigu aš turiu nustatęs šitam itemui tą model adapterių, tai aš kai kviesiu .name, tai jisai į tą adapterių iškviečia metodą, kur pasako, kad ant tokio objekto bando gauti property name ir tu man sumapint pasakyk, kur tas yra. Iš tikrųjų galima tam prisidaryti, kad reikia tų model adapterių. Čia irgi nebus null pointer exception, ne? Ne. tiesiog neatspausdins. Jo, nu jis išmeta warningą, bet to vietoj bus tuščia. Dar klausimą turiu, jeigu, pavyzdžiui, reikia tau, ne, kažką iteruojant, tarpinės sumas sumuoti, nu, tarpinės reikšmes kažkokias, reiktų vidinio varavimo kažkokio. Ne, tai čia ir yra visa esmė, kad, ta prasme, reikia šitą logiką visą iškelt, kad jinai būtų ne template, o kažkoks sluoksnis, kaip, tarkim, autorius dažniausiai patarė, tai sako, kad jeigu turim čia kažkokį kontrolerių sluoksnį ir anksčiau tai būdavo taip, kad tu iš kontrolerio užsetinai viską į view'ą ir pamiršai, tai čia dar reikėtų plono sluoksnio view'e, kuris kažką viską sutvarko, tarkim, kad nelaikyti view'e. Nes iš tikrųjų, jeigu tarpinės sumas darai, tai greičiausiai kažkokia yra biznio logika. Ne biznio. Nu, pavyzdžiui, Ataskaita generuoja, ne, 20 metų. Kiekvienam lape reiktų tarpinės sumos, kiek šitam lape yra tarpinė suma, ne? Šitos lape. Pavyzdžiui, tai čia toks dalykas yra grynai nuo prezentacijos reikia. Nes tu gali to norėt, gali nenorėt nuo to biznio reikšmės neš. Nu, tu norėt papildomai kažką dėt. Grynai vizą. Tipiškai, fremarkerim kokiam mane turėtum tarpinį variablą ir jį ten visokiai. Ne, čia iš tikrųjų eina prieš tai. Nu, tai tas tarpsnis, kaip sakyti. Jeigu tu puslapiuoji, tai tu pasidaryk visą šitą skaičiavimą kažkur kitur, nes vėliau prasideda, kad ir PVM skaičiuoja ir akcijas pritaiko. Tai toks, iš tikrųjų, nesakau, galbūt ginčytinas klausimas. O taip, iš praktinės pusės, ką tu teko generuoti su jo, HTML turbūt, o dar ką mums teko? O tą HTML generuoji vis tiek kažkaip buvo web aplikacijai. Tai ten vis tiek kažkokių kitokių, turbūt, frameworkų naudoji, būtent jau pačiai tai web aplikacijai. Tai kaip jisai smagiai integruojasi su kažkokiais frameworkais, ar ne? Nu, ką tu teko pamatyti? Šiaip kiek
Man neteko daug domėtis tom integracijom, dabar lyg tai yra ten kažkoks servleto, ten tokia basic implementacija, bet iš esmės aš nemačiau jokių integracijų. Aš kaip pats rašiau, tai aš pasidariau savo sluoksnį, kaip aš noriu, iš kur aš imu tos templates ir taip toliau. Bet yra ten Springo kažkokie. String template yra? Ja, man atrodo, aš kai žiūrėjau, kažkas buvo. Nu, gali būti. Bet ten toks klausimas, ar labai reikia. Daugiau, kad būtų, nes tas pats, man atrodo, Mustašas tenai turi irgi ten kažkokių keistų integracijų, bet klausimas, ar jų tikrai labai reikia. Nes ten integracijos ten 2 eilutės. Nu, taip. Tai tiek. Gerai.